Labadiena, mano vardas yra Rugilė Vaišvilė, aš esu psichikos sveikatos specialistė Vilniaus visuomenės sveikatos biure. Spalio 10 pasaulinė psichikos sveikatos diena. Šių metų psichikos sveikatos dienos tema – sveikata darbo vietoje. Mes konkrečiai norėtume pakalbėti apie pedagogų psichikos sveikatą. Šio vaizdo įrašo metu kalbėsime, ką pedagogai gali padaryti, kad psichikos sveikatos būklė jų darbo vietoje būtų kuo geresnė. Taigi pirmas žingsnis yra suprasti, ką gali kontroliuoti ir ko ne. Taigi aptarsime kelis dalykus, kelias rekomendacijas, ką tikėtina jūs galite kontroliuoti. Taigi pirmoji rekomendacija – tai yra bandyti kontroliuoti savo elgesį. Pamastykite, kokios situacijos jums kelia stresą, nemalonias emocijas. Kaip galite šioms situacijoms pasiruošti. Galbūt galite išeiti iš kabineto ir pabūti ramioje aplinkoje truputį. Galbūt galite pertrauką skirti vien poilsiui. Galbūt kabinete galite turėti tam tikrų daiktų, kurie yra skirti būtent nusiraminimui. Vandens buteliuką, arbatos ar jaukų pledą, į kurį galite susisukti. Pasiruoškite šioms situacijoms. Taip pat pertraukos metu galite stebėti relaksacijas. Esame paruošę kelias. Jas galite rasti šio vaizdo įrašo aprašyme. Dar taip pat galim pasirūpinti savo gerovę ir po darbo. Kviečiu jūs pamastyti, kokį dėmesį skiriate savo mitybai. Ar gaunate pakankamai magnio, omega-3 rūgščių, vitaminų C, D, E. Šie vitaminai, šios medžiagos labai svarbus yra mūsų psichikos sveikatai. Pagalvokite ir apie savo miegą. Ar miegate bent 7 valandas per parą? Ar einate miegoti prieš 12 valandą? Ar iki miego nesinaudojate ekranais, vengiate energizuojančių gėrimų, energizuojančių veiklų. Visa tai yra labai svarbu mūsų psichikos sveikatai. Taip pat fizinis aktyvumas. Ar skiriate jam laiko? Šis sritis svarbi ne vien mūsų fiziniai sveikatai, tačiau ir įtampos paleidimui iš mūsų kūno. Na ir taip pat dar vienas labai svarbus dalykas yra kitos veiklos, ne vien profesinė veikla. Turiu omeny jūsų pomėgius, laiką kartu su artimaisiais, draugais, šeima. Subalansuotas asmeninis gyvenimas labai svarbus yra tam, kad turėtume resursų susidoroti su iššūkiais darbe. Taip pat nepamirškit pasidalinti savo sunkumais su artimaisiais. Svarbu kalbėtis apie tai, ką mes patiriame. Todėl nebijokite išsipasakoti. Kalbėkite ir su savo kolegomis, vadovybė. Galbūt netgi vertėtų įkurti reguliarius susitikimus, kurių metu kalbate apie jums kylančius iššūkius darbe. Jei pastebite, kad pokalbiai su kolegomis, su artimaisiais jūsų netenkina, galbūt tada vertėtų kreiptis į psichologą. Sekantis svarbus dalykas yra ribos. Nustatykite aiškias ribas klasėje. Tai pavyzdžiui gali būti pamokų taisyklės mokslo metų pradžioje. Jeigu to nepadarėte, neįtvirtinate konkrečių taisyklių su mokiniais, galbūt mokslo metų eigoje galite atkreipti jų dėmesį, jog chaotiška aplinka trukdo įsisavinti informaciją. Tai gali motyvuoti mokinius pradėti pokalbį apie tai, kokių taisyklių jiems reikia pamokose, ir jas kartu su jumis kurti. Dar viena labai svarbi riba yra tarp asmeninio gyvenimo ir darbo. Nepamirškite, jog reikia laiko poilsiui tam, kad galėtumėte įveikti iššūkius kylančius darbe. Priimkite sprendimą. Galbūt pasikalbėkite su tėvais apie tai, jog jie skambintų ir rašytų jums tik darbo metu. Tai gali padėti įnešti stabilumo, nuspėjamumo jūsų darbinę aplinką. Ir tai taip pat gali prisidėti prie mažesnio patiriamo streso lygmens. Dar vienas dalykas, kas gali visai padėti, tai yra požiūrio keitimas. Kartais, kai kyla nesklandumai, konfliktai, nesutarimai, gali atrodyti, kad esate blogas specialistas, specialistė, gal net blogas žmogus. Tokiais atvejais svarbu prisiminti, kiek pastangų jūs dedate tam, kad mokiniai jaustųsi gerai mokykloje, tam, kad tėvai būtų informuoti apie tai, kas vyksta. Pasidžiaukite tuo, atšvęskite mažas pergales, mažus pasiekimus. Aplinkoje kurkite tokią bendruomenę, kuri pastebi tai, kas jums sekasi, pasveikina ir atkreipia dėmesį. Šie dalykai gali kurti optimistišką aplinką ir padėti truputėlį pozityviau žvelgti savo darbą. Vienas iš svarbių dalykų yra kvalifikacijos kėlimas. Konferencijos, mokymai, supervizijos. Visa tai gali jums padėti aiškiau suprasti, kaip į kylančius iššūkius reaguoti.
gali atnešti kiek naujos perspektyvos, praplėsti jūsų akiratį ir išmokyti naujų metodų, kaip reaguoti į tuos iššūkius ir sunkumus. Dar vienas dalykas yra savitarpio pagalbos grupės. Jų konkretus pagrindas turėtų būti mentorystė, kai vienas labiau patyręs kolega dalinasi patirtimi, padeda, kuruoja jaunesnio, mažiau patyrusio kolegos darbą. Tai gali padėti stiprinti tarpusavio ryšius darbo aplinkoje, tai gali padėti įveikti kylančius iššūkius naujai darbintam žmogui, pavyzdžiui, todėl tikrai nebijokite bendradarbiauti ir įvesti naujas kolegas į darbą. Taip pat nepamirškite, jog darbas yra ne vien apie jūsų žinias ir kompetencijas, tačiau ir apie jūsų aplinką darbe. Todėl skirkite laiko neformaliam bendravimui su kolegomis. Pietums kartu, laikui arbatos atsigerti, pasikalbėti, ne vien darbinėmis temomis. Visą tai sukurs jaukesnę atmosferą atėjus į darbą. Apsvarstykite, galbūt mokykloje norėtumėte įsikurti poilsio erdvę. Toje erdvėje galėtų būti sėdimos vietos, rami muzika, augalai ar kiti objektai, kurie atneštų jaukumo ir skatintų atsipalaiduoti į šią erdvę atėjusius mokytojus. Galite susitarti, jog ši erdvė būtų skirta griežtai poilsiui, o ne darbiniams reikalams. Taip pat galite šioje erdvėje organizuoti įvairias sveikatingumo iniciatyvas. Pavyzdžiui, klausytis relaksacijų. Galite su mokytojais eiti pasivaikščioti kartu ar kitaip stiprinti savo sveikatą ir bendruomeniškumo jausmą. Taigi aptariame, ką galima padaryti dėl savo psichikos sveikatos darbo vietoje tiek individualiai, tiek kaip bendruomenė. Norėtume jums priminti, pabrėžti šiuo vaizdo įrašu tai, jog psichikos sveikata yra didžiausias mūsų turtas. Todėl turėtume jos nepamiršti ir skirti jai dėmesio. Jei vis dėlto mūsų įvardinti būdai, metodai nepadeda ir vis tiek jaučiate stiprias, intensyves ir ilgai trunkančias nemalonias emocijas, kreipkitės pagalbos į psichologus. Pedagogų palaikymo ratuose. Taip pat galite nemokamas konsultacijas lankyti sveikatos biuruose, sveikatos priežiūros įstaigose. Daugiau apie psichikos sveikatą galite sužinoti tinklapiuose pagalba.sau.lt, tuesi.lt. Minint pasaulinę psichikos sveikatos dieną, pabrėžiame, jog savo psichikos sveikata reikėtų rūpintis kasdien.